Sveiki! Labas! Šiandien pamatysite neįprastą video. Tuoj sužinosite, kodėl jis yra neįprastas. Varyk. Pradedam. Pirmas klausimas mums, ar Perkūnas galėtų taip pat greit šnekėti kaip aš? Ne. Nežinau kodėl. Antras klausimas, ką galėtumėm padaryti dėl Žalgirio? Aš nupirksiu namą. Gražų. Trečias klausimas, ką galėtumėt padaryti Ryto sirgaliams? Ketvirtas klausimas, ar daug bus mūsų video? Penktas klausimas, kaip greit galit surūkyti cigaretę? Mes nerūkom, nes... Kitas klausimas, ar mes mokame kalbėti kiniškai? Klausimas rėksniui, ką aš reiškiu tavo gyvenime. Abundu anksti ryte ir mąstau apie tavą. Kitas klausimas, kada sukursit kokį naują video? Dabar arba niekada. Kuris iš mūsų geriau lošia CC? Kitas klausimas, kur dingo skiauterė? Jis Kitas klausimas, ką maloniausia daryti mums? Kitas klausimas, ką mes darom, kai būnam vieni namie. Toks jaunas. Violeta klausė rėksnio, kada jis atvažiuos pas ją. Kitas klausimas, kaip susipažinot? Lietuje aš pirmą kartą šokant pamačiau tave. Padovanojai man tada šokį Lietuje. Kitas klausimas, kur dingo jo greitas šnekėjimas. Aš pragėriau. Kitas klausimas, kokius dažniausiai žodžius sakome mamai? Kitas klausimas, ką mes manom apie radistus. Kitas klausimas, kiek mes abudu maždaug praleidžiam laiko prie kompiuterio per dieną? Kitas klausimas, ar mes mylim tutį? Myliu, turbūt aš tave myliu, kažkoks keistas jaudulys dabar mano krūtinėj, mano meilė. Kitas klausimas, ką šiais metais palaikysime Eurovizijoje? Kitas klausimas, ką mes labiau mėgstam, kebabus ar čeburėkus. Tau atnešiu negilių, o čeburėkų didelių. Kitas klausimas, kokios buvo didžiausios mūsų gyvenimo klaidos? Duok suvinę gaidį! Paskutinis klausimas šiame video, kiek mums metų? O mama, man jau 18. Viskas. Jo, taigi, su jumis buvom dėdė ir teta, susitiksime per kitą video. Iki. Davai.